Sveiki, esu Patricija Škelovič iš Vilniaus Ozo gimnazijos. Šiandien pristatysiu apie sportą, mitybą ir miegą, kaip fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena pagerina sveikatą. Tai trumpai apie ką šiandien kalbėsiu. Šiandien kalbėsiu apie fizinį aktyvumą ir jo įtaką sveikatai, mitybą ir jos svarbą, miegą ir jos svarbą. Taip pat paminėsiu sąsajas tarp fizinio aktyvumo, miego ir mitybos, pasidalinsiu apie sporto pasaulio patirtį bei asmeninę patirtį. Tai trumpai ką apima fizinis aktyvumas, mityba ir miegas. Tai fizinį aktyvumą apima įvairūs pratimai, sportas, kasdienis judėjimas. Mityba apima subalansuotas maistas, vitaminai, mineralai bei visokiausi mikroelementai. Miegas sudaro poilsis, atsistatymas, miego kokybė ir jo trukmė. Tai kodėlgi svarbu suprasti jų sąsajas. Visi šitie trys aspektai yra pagrindiniai mūsų sveikatos ir gerovės palaikymo elementai. Jų poveikis ne tik fiziniai sveikatai, bet ir psichologiniai bei emociniai būsenai. Kalbant apie fizinį aktyvumą ir jo įtaką sveikatai, tai fizinis aktyvumas yra bet kokia kūno judėjimo forma, kurią sukelia raumenų susitraukimai ir kuri reikalauja energijos sąnaudų. Tai vienas iš pavyzdžių būtų paprastas vaikščiojimas, kurį daro kiekvienas žmogus kiekvieną dieną tam tikrų laiku. Pagrindiniai fizinio aktyvumo tipai. Tai pirmas yra aerobinis aktyvumas, pavyzdžiui, bėgimas, plaukimas arba dviračių sportas. Antras yra anaerobinis aktyvumas, tai yra jėgos treniruotės arba sprintas. Trečias fizinio aktyvumo tipas yra lankstumo ir mobilumo pratimai, tai joga arba tie patys tempimo pratimai. Ketvirtas būtų balanso pratimai, tai pavyzdžiui šokiai arba balansavimo pratimai. Fizinio aktyvumo nauda organizmui, tai raumenų ir kaulų sveikata. Sportas padeda stiprinti raumenis ir kaulus, taip pat gerina judrumą, lankstumą bei pusiausvyrą. Svorio valdymas, tai fizinis aktyvumas padeda kontroliuoti kūno svorį, didinant energijos sąnaudas ir mažinant riebalinio audinio kiekį. Diabetas ir cukraus kiekis kraujyje reguliuoja. Fizinis aktyvumas pagerina insulino jautrumą, padeda valdyti cukraus kiekį kraujyje ir mažina antro tipo diabeto riziką. Kalbant apie fizinį aktyvumą ir psichinę sveikatą, tai fizinis aktyvumas ir psichinė sveikata mažina stresą bei streso hormonus, o taip pat stimuliuoja endorfinų išsiskyrimą, kurie gerina nuotaiką ir mažina nerimą. Tai manau, kad tikrai fizinis aktyvumas mažina stresą, nes kai bet koks žmogus užsiema fizinę veiklą, jo pašalinės mintys išsisklaido ir smegenys yra užimtos vien tą fizinę veiklą, kurią jis užsiema. Taip pat fizinis aktyvumas ir sveikata mažina depresiją ir nerimą. Tai reguliarus fizinis aktyvumas gali būti veiksminga priemonė gydyti lengvas ir vidutinio sunkumo depresijas bei nerimo sutrikimus. Taip pat apie savivertės stiprinimą. Reguliarus fizinis aktyvumas padeda gerinti savijautą, savivertę ir pasitikėjimą savimi. Fizinis aktyvumas ir ilgalaikės naudos sveikatai. Tai vienas iš jų yra ilgaamžiškumas. Tai dauguma tyrimų parodė, kad aktyvūs žmonės gyvena ilgiau ir turi geresnį gyvenimo kokybę. Taip pat lėtinių ligų prevencija. Sportas padeda užkirsti kelią įvairioms lėtinėms ligoms, tokioms kaip hipertenzija, cholesterolio padidėjimas, osteoporozė ir daugeliu kitų, kurios dažnai atsiranda su amžiumi. Taip pat padeda imuniniai sistemai, fizinė veikla stiprina imunitetą, padeda kovoti su infekcijomis ir sumažina uždegimų procesų organizme riziką. Kiek fizinio aktyvumo reikėtų per savaitę? Tai suaugusiems rekomenduojame apie 3 valandas vidutinio intensyvumo arba apie virš 2 valandų vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo per savaitę.
vaikams ir paaugliams apie 1 valandą fizinio aktyvumo per dieną, įskaitant stiprinimo pratimus ir aerobines veiklas. Vyresnio amžiaus žmonėms rekomenduojama maždaug 30 minučių įtraukti balanso ir lankstumo pratimus, taip pat aerobinius ir jėgos pratimus. Dabar kalbant apie mitybą ir jos svarbą sveikatai, tai kasgi yra ta subalansuota mityba? Tai yra mityba, kuri apima visus būtinus maisto produktus ir medžiagas, kaip mikroelementus, makroelementus, kad organizmas gautų visas reikalingas medžiagas sveikam augimui, vystymuisi ir gerai sveikatai. Trumpai, ką sudaro sveika mityba? Tai sveika mityba sudaro baltymai, angliavandeniai bei riebalai, vitaminai, mineralai ir vanduo. Tai kaip mityba veikia fizinį aktyvumą? Tai energijos tiekimas sportui, tinkama mityba leidžia išlaikyti energiją per ilgalaikės treniruotės ar varžybas. Tai prieš treniruotę rekomenduojama valgyti kuo daugiau angliavandenių, pavyzdžiui, avižas ar bananus, kad užtikrintumėte stabilų energijos kiekį. Taip pat nekartą esu mačius sportininkus prieš varžybas, kurie dažniausiai varžybų metu vartoja bananus arba tą patį juodą šokoladą. O kalbant apie maistą po treniruotės, tai yra svarbu suvartoti baltymus, vištieną, varškę, kad atsistatyti raumenų audinius ir angliavandenius. Taip pat yra labai svarbi mūsų organizmui hidratacija. Tai yra kūno aprūpinimas vandeniu, trūkstant skysčiams dehidratacija. Tinkama dehidratacija svarbi fiziniai veiklai. Dehidratacija gali sumažinti ištvermę, fizinį pajėgumą ir atsistatymo greitį. Geriant pakankamai vandens prieš, per ir po treniruotės užtikrinama optimali organizmo funkcija. Kalbant apie mitybos klaidas ir jų poveikį sveikatai, tai viena iš klaidų būtų per didelis cukraus vartojimas, kuris gali sukelti svorio augimą, padidinti diabeto riziką, sutrikdyti energijos balansą. Taip pat mitybos klaida gali būti nepakankamas baltymų kiekis, kuris gali lemti raumenų susilpnėjimą, atsigavimą po treniruotės pablogėjimo. Taip pat apie mitybos trūkumus, tai trūkstant pagrindinių mikroelementų, tokių kaip vitamino D, geležies ar magnio, gali kilti nuovargis, sumažėti imunitetas ir raumenų funkcija. Kokie maisto produktai yra naudingi sportininkams ir aktyviems žmonėms? Tai angliavandeniai yra viena iš pagrindinių tokių kaip ir produktų, baltymai, sveikieji riebalai, hidratacija bei papildai. Dažniausiai papildus sportininkai vartoja kaip baltyminius kokteilius, BCA, kuri padeda raumenų atsistatymui bei ištvermei. Miegas ir jo poveikis sveikatai. Tai kodėl miegas yra svarbus sveikatai? Miegas yra svarbus sveikatai tam, kad atsistatyti ir regeneruotis. Miegas yra esminis atsistatymo procesas. Taip pat miegas yra svarbus mūsų hormonų pusiausvyrai. Taip pat svarbus imunitetui. Jis gerina miego kokybę, stiprina imuninę sistemą, padeda organizmui kovoti su infekcijomis. Miego trukmė ir jo kokybė. Tai miego trukmė Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduoja, kad suaugusiems žmonėms būtų užtikrinta nuo 7 iki 9 valandų miego per naktį, o vaikams ir paaugliams reikia daugiau miego nuo 8 iki 12 valandų. Tai manau, kad daug paauglių, kurie mokosi, sportuoja, su miego režimu yra problema, nes dauguma žmonių miega mažiau negu 7 valandas ir tai labai stipriai veikia mūsų ir emocinę, ir sveikatos būklę. Kalbant apie miego kokybę, tai ne tik miego trukmė, bet ir gilumas. Geras miegas reiškia, kad žmogus pereina per visas miego fazes, ypač gilų miegą, kuris yra būtinas atsistatymui. Kaip fizinis aktyvumas veikia miegą? Fizinio aktyvumo poveikis miegui
ypač reguliarus fizinis aktyvumas padeda gerinti miego kokybę. Taip pat fiziniai pratimai, kurie yra atlikti ryte arba po pietų, tai padeda sumažinti naktinį režimą ir pagerinti gebėjimą užmigti. Taip pat veiksmingi pratimai miegui, lengvas aerobinis aktyvumas, joga, meditacija ir tempimo pratimai. Miego trūkumo poveikis organizmui. Nuovargis ir energijos stoka. Miego trūkumas gali sukelti nuovargį, sumažinti ištvermę ir dėmesio koncentraciją. Taip pat gali susilpnėti imuniteto sistema. Miego trūkumas mažina organizmo gebėjimo kovoti su infekcijomis. Kalbant apie psichologinius padarinius, miego stoka gali sukelti nuotaikos svyravimus, nerimą ir depresiją. Manau, kad dauguma žmonių gali pastebėti, jog silpnai išsimiegojęs arba žmogus, kurio rutinoje yra labai mažai laiko miegui, yra pastoviai be nuotaikos, irzlus, viskuo nepatenkintas. Tai miegas tikrai labai stipriai veikia mūsų psichologiją. Kalbant apie sąsajas tarp fizinio aktyvumo, mitybos ir miego, tai kaip fizinis aktyvumas ir mityba veikia miegą. Subalansuota mityba prieš miegą angliavandeniai padeda greičiau užmigti, o baltymai ir riebalai turi įtakos miego kokybei. Perteklinė mitybos prieš miegą, per didelis valgymas vakare gali sukelti sunkumų užmigti ir pabloginti miego kokybę, nes kai žmogus miega su pilnu skrandžiu, organizmas tai priima kaip papildomą darbą ir organizmui tampa dar sunkiau užmigti. Ritmas ir balansavimas, kaip suderinti sportą, mitybą ir miegą. Tai sportas ir miegas, sportuoti geriausia 3-4 valandas prieš miegą, nes per intensyvų sportų vėlai vakare organizmas gali būti pernelyg suaktyvintas ir trukdyti užmigti. Mitybos laikymasis, vengti sunkių ir riebių valgių prieš miegą, kad užtikrinti gerą miego kokybę. Kaip suderinti šiuos 3 komponentus? Tai turėti dienos rutiną, sukurti stabilų miego grafiką, įtraukti sportą į savo kasdienybę ir valgyti subalansuotą maistą, kad palaikytumėme energiją ir sveiką miegą. Kalbant apie sporto pasaulio patirtį, paimsiu kaip pavyzdį Michaelą Phelpsą. Jis yra vienas iš daugiausiai olimpinių medalių pelniusių sportininkų, o jo treniruočių režimas yra labai intensyvus. Jis praleisdavo po 6-7 valandas per dieną treniruodamasis baseine. Tai apima tiek ilgus distancijų plaukimus, tiek greitojo plaukimo treniruotės. Be to jis atlikdavo jėgos treniruotės, kad sustiprintų raumenis, o taip pat atlikdavo aerobinius pratimus, kad padidintų ištvermę. Tai reiškia, kad jis treniravosi po 6-7 valandas baseine, bet dar papildomai užimdavo laiko jėgos treniruotės bei kitos treniruotės su aerobiniais pratimais. Kalbant apie Michaelą Phelpso mitybą, jis yra žinomas dėl savo didžių kalorijų suvartojimo per dieną. Jo dieta buvo labai kalorijų ir turtinga, kad jis galėtų atsigauti po intensyvių treniruočių ir palaikyti reikiamą energijos kiekį. Kaip žinau, Michaelas Phelpsas vartojo labai daug riebaus maisto, bet tai tikrai buvo jam tik į pliusą, nes jis treniravosi labai intensyviai ir jam reikėjo atgauti tą energijų kiekį. Tuo metu, kai jis rengėsi 2008 metų Pekino olimpinėms, jo mityba apėmė net 12 000 kalorijų per dieną. Dieta buvo subalansuota taip, kad atliktų jo fizinio aktyvumo poreikius, todėl jį apėmė didelius kiekius angliavandenių, baltymų ir sveikų riebalų. Miegas taip pat buvo labai svarbus aspektas Phelpsui. Jis dažnai pabrėždavo, kad miegas yra vienas iš svarbiausių dalykų, padedantis atsigauti po intensyvių treniruočių. Jis siekia užtikrinti, kad gautų bent nuo 8 iki 10 valandų miego per naktį,
o kartais netgi mėgindavau užmigti ir po treniruočių, kad kuo greičiau atsistatytų. Kalbant apie asmeninę patirtį, tai pradėjusi sportuoti po 5 valandas per dieną pastebėjau didelį skirtumą savo savijautoje, panašiai kaip ir garsus plaukikas Michaelas Phelpsas, kuris treniruodavosi labai intensyviai. Kaip ir jis supratau, kad reguliarus fizinis aktyvumas ne tik pagerina kūno fizinę būklę, bet ir stipriai veikia psichologinę savijautą. Phelpsas pabrėžia, kad siekiant gerų rezultatų būtina subalansuoti ne tik treniruotės, bet ir mitybą bei miegą. Nes turėjau anksčiau po 4 treniruotės į dieną, buvo labai sunkus režimas, turėdavau keltis 5 ryto, kad nueiti į treniruotę 6 ryto, šokome į vandenį, tada po treniruotės nelabai turėjau laiko atsistatyti, nes turėjau važiuoti mokytis. Po 3 pamokų grįždavau vėl į baseiną, šokdavau į baseiną, tada vėl grįždavau mokytis. Ir to daug laiko poilsiui tikrai nebuvo, nes po visų pamokų turėjau važiuoti į bendro fizinio salę ir po bendro fizinio salės vėl šokti į vandenį ir tik pačiam vakare galėjau duoti savo poilsio, bet toks režimas truko tikrai neilgai. Treniravausi taip 1,5 metų ir supratau, kad čia tikrai nebuvo gera idėja, nes tokiais tempais čia yra tiesiog organizmo alinimas tiek fizinėme pasiruošime, tiek psichologinėme. Tai yra labai sunku. Trumpai apie išvadas. Fizinio aktyvumo, mitybos ir miego svarbą sveikatai. Tai subalansuotas požiūris į sveikatą. Fizinio aktyvumo, mitybos ir miego svarba yra neatskiriama. Fizinis aktyvumas stiprina kūną, mitybą, aprūpina energiją ir maistinėmis medžiagomis, o miegas leidžia organizmui atsistatyti. Sveiko gyvenimo būdo palaikymas. Kasdieniai įpročiai. Norint gyventi sveikai, svarbu kurti subalansuotą kasdienybę, įtraukti fizinį aktyvumą, sveiką mitybą ir tinkamą miegą. Poilsis ir atsipalaidavimas. Atsipalaidavimas padeda sumažinti stresą ir gerina bendrą savijautą. Tai galutinės mintis ir motyvacija pradėti keisti savo įpročius. Tai svarbiausia yra pradėti. Pradžia yra svarbi. Nereikia iš karto keisti visko, reikia pradėti nuo mažų, tačiau nuoseklių žingsnių. Pavyzdžiui, kasdienio vaikščiojimo ar sveikesnio valgymo. Taip pat yra labai svarbu nusistatyti savo tikslus. Turint aiškius tikslus yra lengviau išlikti motyvuotam. Svarbu nepasiduoti net ir jei kartais nepavyksta. Taip pat yra labai svarbus bendruomenės, aplinkinių palaikymas iš šeimos, draugų ar kolegų padeda lengviau siekti sveiko gyvenimo būdo. Na ir informacijos šaltiniai. Ačiū už dėmesį.